Sveiki atvykę Vaito kalvę. Nebesakau ūkis, nes ūkininkavimo žiemą sustoja, bet dabar viskas bus aplink kalvę. Čia yra įdomiausia dalis mano gyvenimo apskritai. Aš net kitų mašinas pirkau, niekiek nesidžiaugiu mašiną, bet džiaugiuosi nusipirkęs priekalo ant tiekas įsišiepęs. Apžvalga greitai mūsų ūkio, pasižiūrėkite į mūsų propellerį. Kaip Dariaus ir Girėno, nieko nebeliko. Nuskrydo visus priekis, išlūžo, vėjas buvo, nulūžos, manau, dėl to, nes vieno trūko. Tada išsibalansavo ir visas ratas nusprogo, išsijabačino visų šonan. Pažiūrėjom, ar kažkur yra išsiskraidę. O, rimtai yra išsiskraidę. Eik, tu nuo šitas susilanksti net. Va, rato gabalus išlūžo. Bet čia išsitiesins viskas tvarko šitie, pasinaudos dar, sugrąžinsi. Bet gerai, dabar išlūžinėja, ne taip baisu bus nuimti jį. Ir sutvarkysi kažkada. Ne dabar, bet sutvarkysim. Tikrai prižadu, jeigu Vaidas pasakė, reiškia bus. Nesvarbu už kiek metų. Upelė atsirado vanduo. Vėl bėga vandeniukas, bet labai mažai, net neįdomu. Ir nefilmavau, bet sakau, biškį pasimokysiu, norėjau pažiūrėti, ar aš sugebėčiau padaryti kardą. Ir va, tokį pasidariau, čia mano pirmasis yra. Nuims virvės, po to dar biškį patobulinsi, neužgrūdintas, tiesiog padarytas iš juodmetalio. Žinau, kad negalima daryti iš juodo metalo, nes po to negalėsi užgrūdinti, kas čia supranta, ką sakau. Nes dabar jeigu tokį metalą užgrūdinčiau ir mėginčiau šlifuoti ar kažkas panašaus, jis gali trupinėti, žinai, jis net neužsigrūdinti, jis tiesiog skilt. Netinkamas kardo gamybai, bet nereiškia, su šito kardo negalėčiau užmušti žmogaus, žinai. Su bet kuo galėtum užmušti žmogų, net ir su šito kačarga. Čia irgi paprastas juodmetalis, matot, bet su juo irgi galėčiau užmušti žmogų. Kadangi dar sukrovėm ant žaizdro plytas, liepsna pradėjo dar geriau degti ir jau pradėjo kėsintis į mano stogą. Biškį pasvyla, bet čia plevelė, čia darbaikis. O šiandien darysim vėl kardą, vėl savo kardą. Aš nenoriu sakyti kalavijas, žmonės man rašo, čia ne kardas, čia yra kalavijas, nes kardas pagal tave, Vaidai, turėtų būti sulenktas kaip Landsbergio nugara, o ne tiesų, sako, čia pas tave kalavijas. Aš specialiai nuėjau ir pasiklausiau internete ir parašiau angliškai, lietuviškai, kalavijas, man meta Sword įsivečiu į lietuviškai, rašo kardas, po to pradėjau domėtis, ko skiriasi kardas nuo kalavija. Parašė, sako, nieko nesiskiria, sako, tu nuo tavęs atšoksta, tai nieko nesiskiria, tiesiog būna kardų ir 2 ašmenių, ir 1 ašmenių, o kalavijai tiesiog, kalavijai yra ilgesni ir jie riteriai naudodavo ant arklių su kalavijais, bam, 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 bet pavyzdžiui, man kalavijas skamba labai geiškai, dėl to aš nenoriu sakyti kalavijas, o, žiūrėk, išsitraukia jisai savo kalaviją, man durnai skamba. Kardas, žinai, dabar užeitų karas, vyrai, mus puola, pasimkit savo kalavijus, visi išbėga žmonės, atsiprašau, man imt kalaviją ar kardą, nu tai kalaviją, sakau, imt kalaviją, nu tai aš pasiėmiau kardą, nu tai, žinai, kaip sakai, kardas, nėra jokio nesusišnekėjimo, pavyzdžiui, skaičiu, bus puola, čia ganai puola, gičiuk, jumkit kardas, ir visi kardas pasiėma ir kalavijus pasiėma, suprantat, niekam nerūpi, tiesiog bėga ir kapoja, žinai, pribėga vaikų lengviausia, pum, per galą, pum, da jeigu onkologinė liga, į pakaušį susukį be plaukų, nes lengviau sukus ištraukiu, gal į detalės neįkim. Tai šiandien darysim kitą kardą ir kitokį principą, nežiūrėkit, šitą kaip padariau, pademonstruosiu. Man tokį menulį padariau iš Turkijos vėliavos ir įsuleidau, bamt, įkišau ir jis dabar taip stovi visas tvirtai, bet man biškį maskatavo, tai aš va čia šitos kampukus biškį užvyrinau pagal senųjį svarščiukų metodiką. Ir gavosi toksai gražus, atrodo, kad, pavyzdžiui, mane pulk man su kardu. Kam šitas apsauga parodysim? Dabar aš laikau ir mes kavojam, ne? Ir dabar, žiūrėk, mes dabar susirėmėm kaip ragais. Ir dabar tavo kardas šliaužia apačion. Ir viskas, užsikirta, ne? Ir dabar stebėk, kas bus. Matai, kaip, užlauži man ranką, tau reikia nelaužti. Double handas mano. Va taip, išspjauna. Ir subadai žmogų. Matai, kaip gerai šitas dalykas. Dar kartą kersk. Davai nebijodamas kersk. Susirėmėm kaip 2 katinai. Dabar čiuožia. Viskas. Čia yra genialu. Ir subadai kardą. Daug lengviau sakyti kardą, subadai, negu ir subadai kalaviją. Man kalavijas yra teatrališkai, žinai, su šaliuku. Kur mano kalavijas? O kardas, žinai, toks biškį muros, žinai, atsinešiu kardą, aš tai gal kokį perpjausiu, pamatysi, atsilė. Supratai? Čia kaip sakyt, pavyzdžiui, privažiavo prie langą 4 automobiliai. Taigi tų žmogų įsilupčiau, iš kartai man pasakytų. O dabar jis ateina Marozų, 4 mašinas atvažiavo, hebra. Kaip jums realiau skamba? Privažiavo 4 mašinas. Einu, slėpkis. Ar tai būtų? Privažiavo 4 automobiliai, ponai. Nu tikrai durnai skamba, atrodo, kad būtų lietuvių serialai, kur kardas yra kardas. Nesvarbu, kardas.
Ir pirštinės naujus nusipirkau, nes su praeitom pirštinėm delnas praktiškai liko ant kardo koto. Pradegė, kaukimo buvo, nežinokit. Dar buvo jaunotis, Vaidus kaukė kaip per pilnatį. Dar nieks kaime nebuvo girdėjęs tokio vilko kaukimų, kaip paimų kardo rankinu. Ir agatkė čia pasidėjau, viską parodys. Labai patogus dalykas tai, kad man nebereikia stovėti, o tiesiog kaitinu metalą. Matot? Mačiau komentaras rašė žmonės, kad magnetą uždedant ant priekalą jis mažiau skamba. Kadangi mes neturim labai galingą magnetą, uždėsim mažą. Palauk. Visiškai identiškai. Bus muzikai, klausyt. Ne, reikia linciugo, aš neturiu didžiulio linciugo, bet tai, kai įkaitinsi metalą į raudonumą, žinok, net nesgirdės kaip kams. Anąkart jau dirbau, žinok, čia tylu ramu. Ir šį kartą pasiėmiau lengvesnį plaktuką kilogramų. Daug lengviau man su juo buvo žaisti, dirbti. Rankas nepavargo, nes nas biškai toks sunkokas. Bet jau ranka jau priprato, tai jau galėsiu geriau dirbti savo kardą, kalaviją. Kalaviją, eik, kas taip gali dar sugalvoti? Kalaviją. Elektra iš medžio. Oi. Kaip pekla deg, žinok. Daug tų pliauskų nedėsim, nes šį greit labai su tom angliam užsidega. Dabar mūsų, kaip turėtų atrodyti kardas. Galėčiau, aišku, su bulgarija nusipjaut gražiai kampu, bet mes to nedarysim, mes išsiplaksim, kad pasimokytume, kaip reikia plakt. Padarysim smailų viršų, tada turbūt eisim prie pačio galo. Dar tiksliai nežinau. Norėčiau įkaitinti vieną vietą, kad ta vieta būtų raudona. Aš biškai turiu astmą, turbūt man dūmai stabdo mano kalbėsina, tai gali būti, kad kartais atrodo, kad vėmiu, bet ne. Tada šitaip daužysiu į priekalą, bam, bam, bam. Ir ta vieta pagal mane turėtų biškai dūpti. Ir atsiras toks spenys, žinai, kaip Artūras Orlauskas. Nu, žodžiu, padarys toks spenys. Ir mes tada į kitos spenę vėl įkaitinsim metalą pilnai. Ir mėginsim su kirstuku per kirstą. Taip, tokia padaryti vieną juostelę. Ir kitoj pusėje tojo gražiai juostelę. Bam. Ir tada praskės kojas, kaip aš sakau. Praskėsim į vieną pusę, į kitą pusę. Ir gausis toksai kaip kryžius iš pradžių. Bam. Bam, kaip šitas rankinas, tik jau iš vieną gabalą. Ir kol kas tiek ir paliksim. Tada žaisimės ir mėginsim padaryti gražesnę formą kardo. Kaip mat, šitas yra visiškai tiesus, kaip koks kalavijas atrodo būtų, ne? Čia va grinai yra visiškai tiesų ir šitoj pusė. Neprideda kardui estetiškumo man. Norėčiau, kad šita vieta būtų kudesnė apačia ir pabiškai kaip aitvaras eitų į viršų. Kaip kokių ramėnų kardai. Man čia turi atvažiuoti čia langus išmatuoti, aš jau pats nebegaminsiu, atvažiuosiu iš Panevėžio, išmatuos, bam, 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 įdėsim langus, kad vėjas netaip pūstų, laukiu skambučių. Ant tiek aš jau viską pasakoju, kiek daug. Toj pasakysi net, kad ir rūrunus valius Vaidis. Ant tiek terškia. Tiek da terškėjimo nebuvo, nuo to laiko kaip kelnes buvo prišykti fanis. Tik irgi tas metalus, man tai, ko padėjai metalų? Vagi, ant žemės. Pirštinės geros, nebaisu, kad pirštų perspjausis. Būčiau be pirštinės, tai čia kiaurai rankų iš karto būtų va šitus va dzindra va tokie va. Panagogi palysti, išsėpsis išvežto anykščias, Jėzus Marija, visi anykščiai būtų pakelti iki Grisevičius atvažiavo, panulis, ojojoj, va taip va būtų. Apsispjaudžius, apsmyžius, apstriedis. Gerai, darom viršūnį, įkaitinam, 4000 laipsnių padarom. Šitą dieną mėginsim dirbti švariau, kad neįsimurzinčiau veidą, nes praeitą kartą man jau rašė, o, bravar. Tai jau biški bijau, jeigu jau per daug smarkiai įsipurvinsiu veidą, gali būti pralgai, žinok. Jeigu matys, kad reklamą pas mane nebėra, jau žinosit, kodėl nebėra. Kalbant apie reklamas. Gerai, varom iki dugno ugnies. Va, dabar tai užkaitinsim. Šiaip priekalas dabar atšalęs ir kai tokį skardą paėmė, jau neskardu vadinu. Skardą paėmės uždėsi, žinai, labai greitai šilumai pabėga. Bet viskas gerai, žinai. Praeitą kartą šitą kardą padariau per 2 valandas su biški. Nėra labai ilgai. Ilgiausiai su rankina reikėjo žaisti, nes sakau, čia reikėjo prapjauti, perskelt skylutį. Rankiną padariau per trumpą, nes vis dėlto patogiau vis tiek 2 rankas, jeigu nori kapot, žinai. Kodėl nepirko normalaus metalo. Peilių aš nepaundinu. 1095 ten tokia, visokių ten skaičiukų yra, kurie ten darosi į peilį iš tų dalykų, žinai. Ten būna dar žmonės iš lingių. Aš jeigu daryčiau kardą, tai vis tiek, ar kalaviją normalų, tai pirkčiau gražų, gerą ruošinį, tiesų.
ir su juo žaisčiausi. Bet nenoriu ant gero metalo treniruoti savo ranką kalimo, kaip padaryti, žinai, ant gero metalo, nes vis tiek, jeigu ten jau sugadinsi kažką, tai labai gaila, nes pats rašinys ten kainuoti, gal 5 eurų gali kainuoti, žinai, šitas porą eurų, 4 eurų kainuoja, cigarečių pakelis. Kiek kainuoja cigaretės, ar brangiau jau? Taigi pijoko sūnus, kaipgi jis nežino, iš kur kiek cigaretės kainuoja. Čia kaip su nekaltybės praradimu. Pirmą pasitreniruoji su minkštu, po to jau eini su geru. Ne, pirmą pasitreniruosi su minkštu metalu, po to jau eisim jau su kietu. Tai Janis ir anksčiau, kai mergas kabindavo, pirmas su minkštu, po to jau su kietu. Va šitaip. Pasideda. Apsuki. Ištiesin biškį. Į vėl. Į vėl. Nelygiai. Pas Vaidą nieko lygiai nebus, bet gaminsis. Pasidarės, nesijaudink, keura. Visus paruošiu. Varysim susigražinti LTK žemę. Ai, išėžarbas. Gerai, akis man labai drėgnas, nes pirštų nusimušiau. Nu, drėgnas dėl vėjo. Pirštų nusimušiau mane skauda, bet akis drėgnas. Tai kai žarijas eina, į akis patenka, tai girdžiu kaip sušneržda, ir išmirksiu. Šiaip greit dabar. Antras jų kalimas labai greitas, bažino. Dabar užkaitinsim, pagavo liepsną, jau vėją, jau dirba iš savų plaučių, atsigavęs, užlypęs į kalną, atsigėręs alūčio. Toks, kaip gerai. Šiaip plytas buvo geras sprendimas užsikraut, nes man dabar anglis ten benudžiažė žemėn, nebe krenta už kojų. Praeitą kartą labai raudona, kokių 700 laipsnių įkaitusi žaryje, aš buvau su guminiakais, va čia ant krita, po kulnų palinda, tai vėl nebuvo pilnaties, bet vilkai staugia kaime. Tai jau pabiškai jaučiu, kaip su žaizdu reikia dirbti. Dabar tikrai man ta skylė maksimaliai mats yra per didelė, dėl to labai daug energijos išnaudoju prašoną. Tai kaip patobulinsiu, tada tai degs. Tas toksai labai gražiai naina, tas toks biškai išsipučia, ne? Praktiškai per centrą. Jaučiu, palauksiu, kol truputį atvės ant pievos numesiu, kad galėčiau galą dabar daryti. Gal įkišiu biškį.
Pažiūrėt, kaip mano namas atlaikė viską. Iš putplačio, iš cementą ir medžią be ruberoido. Ne, tai vis čia vaida bandė nusmurgdint. Viskas čia, blemba. Pasistatė, viskas stovi, geriau stovi negu amerikonų namai, kurios visokie uraganai nupučia. Makas, nupus, upelį, vėl vis atsneš. Kaip ir ant susidėjusi, kažką įdomus grybauti ir atsneš vėl ant pastys šitą vietą. Ir viskas čia. Žiūrim, kas gavos. Pakankamai vieno vietą. Ne, nesigaus. Ištiesinam. Gal, žinok, kaip rankinas užsidės, gal, jeigu čia perskeliam, atsivėps ir mes žinosim, iki kur skelt, kad tą perskelimą tiesiai pasidaryti, tada gausis, kad jie gražiau, žinai, atrodys. Dabar mėginsim kirst metalą, tai užkaitinkim patį galą, nes nuo galą pradėsim. Čia labai daug reikės kapoti, ilgai ir nuobodžiai ir daug kaitinti. Čia bus sunku, žinok. Čia su bulgarikė pjausim, žinok, vis daug. Gerai, paprasčiau bus, manau, su bulgarikė išpjaut. Padarytume ir su kalteliu, pabiškai galima skelt, kaip man. Aną kartą tikrai buvo atsiskėlęs. Bet labai priekalas šaltas, tik uždedu metalą, kad skelt ir suima, visą šilumą surenka ir toks atrodo, kad 2 kalimus padarai ir vėl reikia skaitinti. Toks ilgas procesas gautas labai. Galima išnaudoti bulgarikę, žinai, kadangi vis tiek jau senovė su bulgarikė irgi darydavo. Ne, mes nedarom, kad čia senovė, mes darom, kad mums būtų įdomu. Šitie 2 dalykai pagal mane atsilenks ir bus tokie smaigaliai padarysime, kad jie būtų smailus. O tą rankeną irgi išsiplosim. Dabar žinai, kas labai didelį reikia gabalą, tai visą kaitinti. Ir tik tai tą išskaitins, kad tiesiog atsilenktų. Man atrodo, kad šiandien čia, žinai, kad prie mūsų akių gali būti mūsų vėjo malūno žūtis. Atvoškim šituos. Vieną koją. Antrą koją. Tai dabar reiktų sužinoti, kokį maždaug daryti burbulus, ar ne? Ne burbulus. Jos kaip nori, kad būtų apvalus, keturkampė gražesni. Susūt galima. Susūt galim, teisingai. Reiktų dabar jos tiesiog užkaitinti, žinai, ir padaryti visus lygesnius ir susisuks gražiausiai. Laki. Gerai, gražiai šitas gavosi, ne? Tikrai labai gražiai gavosi. Man dabar aš vėl naudoju, bet dabar iš Amazono užsisakiau turbiną, grilio turbiną, ten 12 DC, galima ir 230 pasijungti. Pasidarysiu, kad būtų nuo saulės baterijų, ten granos laukia numesiu arba ant stogo užmesiu, kad tiesiog būtų akumuliatorių nusipirksiu, čia kažkur pastatysiu, kad nepavogtų niekas, bet galės pavogti, bet nepavogs, nes yra ginklai. Ir mėginsim tada su kitokiu turbinu pasižaisti. Nereiks generatoriaus, žinai. Galingesnė tenai? Geriau bus negu fenas, nes jinai turbina, žinai, grinai kaip sraigė stovi. Plius padarysim, sakau, žaisdrabiškai geriau. Dabar gaunasi, kad labai daug kalorijų išnaudojam į veltą. Manau, kad čia vėl greit, žinok, užkais. Šitas net jau biškai per daug buvo. O, čia lengvai. Jo.
Dar vieną kartą, ne? Va, tiek pat, ne? Tiek pat. Nu, man atrodo, tiek. Babiški. Galima nusipjauti, galvoju. Aš galvoju per va tą vingį. Dabar jeigu tos galus išpločiau, ne? Galvojam taip nepaliekti, o pačius galus išsiplot. Blogai nesigavo. Biški buvo užsėdėta ir sudegė metalus. Dabar nežinau, kaip darė. Nu, čia reiks abu nupjauti vienodai padaryti vis tiek. Va, pažiūrėk, kaip sutrūko, matai. Aš ištraukiu ir įsivyst, va. Pirma pamoka. Reikia tai užti nupjauti dabar su bulgarketa, ne? Ir nori galiu dėl kadro nudeginti šitą. Kiek čia reikėjo? Porą minučių. Čia kaip saulė, kaitrumus. Bet jo, pamoka jau yra, kad negalėjau jau, žinai, ant tiek užkaitinti, kad tikštų. Nu va. Va toks va. Ai. Nu, žodžiu, nenoriu, kad taškytis man ant veido. Per karštas šitas, kad tikštų ant veido. Bet jo, va taip sudega. Nu, čia pademonstrau jum, kad jūs žinotumėt, va, man kiek aukojų. Man 4 eurai kainavo. Ant tiek. Tai žiūrėk, man dabar toks planas bus. Va čia gražiai nupjauna, trikampį, tas nupjauna, tada tos gražiai sulygina, žinai, iki rankinas daina. Ir tada nuo va čia vėl pradėsi kalt, žinai, tik. Bet aš žinai, nedarysiu to kantą, bet va taip išsikalsiu, žinai, biški. Čia kalsiu ir čia. Ir tu gausi gal toks įdubimą padaryti kažkiek, kiek galima, ir tada tos vietos kelti iki viršų. Gerai, mažiau šnekų, daugiau darbų, atsakai. Tiek daug darėm, kad darydame tokį dalyką, ne? Toks pabiškė ateis. Ir po to, žinai, kai jau ten jau šmirgiliuoji, susitvarkai. Čia, aišku, žinai, ant priekalo viskas gali kreivai šlievai atrodyti. Dabar galvoju, kol kardas mano vės ant žemės numestas, aš galvoju, reikia padaryti rankeną. Reikia dabar persikalt, nu, rankai apsaugą. Ir galvoju, per tokį tarpą. Tai va čia pasižymėsiu, kad iš karto būtų man skylutė. Ir dabar, kai kaitinsiu, man šitoje atliks skylutė. Ir mėginsim ją perkalt. Nežinau, kaip reikės kirvį padaryti. Aš noriu tokį kirvį pasidaryti vikingio stilium. Turiu atradęs su detektoriu didžiulį ir klinį vežimo ašį. Ten, aišku, gal nebus pats tobuliausias metalas tam, bet gal bus gerai, žinai. Man svarbu, kad būtų minkštesnis, kad pasižaisčiau, tiek ir tai reikia.
visais kiaušais. Lenkės biškį, ne? Ai, bet gerai. Viskas čia tobulai. Dabar pasidarysiu galus, abu smailus pasidarysiu. Gerai, gauna biškį tokią formą. Gerai, tai aš galvoju vis dėlto išlenksiu jį. Padarysiu mėnulio formas, kaip šitas yra padarytas. Toks gražus kampas. Tuoj baigsim jau, kardas jau bus tuoj padarytas. Padarysim kardui numeracijas. Čia yra mano pirmas kardas. A, čia reikia daryti antras kardas čia mano. Ką tik aiškinamas supratau, kad vos nepadariau klaidos. Tai uždėsiu numerius. Tai šitas kardas yra antras, uždėsiu numeris 2, o po to užkaitinsiu ir padarysiu numeris 1. Kad jeigu kažkur atrastumėt, sakytumėt, o, čiagi Duncano McLeodo veido kardas. Ir užrašysim W. Tai čia mano inicialai, nieks neįmanom niekam bus pakopint, nebent Lenkam. Kažkas matos, bet nežinau. Kas čia per skaičius? 5 pasiėmė. Jau, čia 5. Žinosit, kad šitas 5 reiškia iš tikrųjų antras. Nu, aš nematau, koks šis skaičius. Kaip sakoma, daugiau vertės net. Gerai, nieko ne... Nu, aš žinau, kad 2 atsikti atvirkščiai ir kai tada dažnai gaunas, bet čia 5 girnai. Aš va taip paėmiau, galvoju, ai, nu jo, 2, o ne? Laivelis gal pasidarys labiau. Štai. Dar uždėsim virvę, atsinešiu toj. Dabar pilnai, matai, visą geležtą padarėm. Čia, kai užryši, turėtų tas man nebesmukinėt rankos apsauga. Šiaip gerai. Dar aišku, gaminsiu kardą, pasidarysiu, kur pirmai darėm. Tos, kad susukt ir pasidaryti tiesius kantus, kas visai gražiai atrodo, tai kaip pirmą kartą darėm, man tikrai gražiai atrodo. Ir net patį galvoju kotą, žinai, galėtų jį irgi susukt pilnai, žinai, ir patį galą padaryti tokį bumbalą. Tai va, antras kardas, aiškiai pro numeraciją, mano. W, čia ne kad aš Lenkas, o tam, kad čia mano vaitas, 0, number. Nu, 5, bet iš tikrųjų čia 2. Žinot visi, kas žino video, ir jeigu pardavinėsiu šitą kardą, įdėsiu į savo merčą, nes galvoju, iš merčą susikurti, ir pinigas pardavinėti, išsikalt, ir kardus pradėti, nu, žodžiu. Ir užnumeruosiu, ir visi žinos, kad taip, pirmas kardas toks buvo, o antras kardas su numeriu 5, bet antras. Einu dabar atsinešiu virvės ir manau, kad ten, kur dariau propelerių, tiesiog eisiu pasikarsiu. Ne, apsuksiu rankeną ir padarysim pilnai kardą. Čia dabar laikinai užsuksiu. Sekant, aš manau, nusipirksiu metalo ruošinio, trumpesnį, kad pasimėgintumėm pasižaist. Nes dabar toks kaip ilgus darai, žinai, mums netelpa net į žaizdrą, nelygiai išsikaitina. Ir mūsų tikslas padaryti taip, kad mūsų dageris pjautų popierių. Jeigu nepjausiu popieriaus, tai tada bent jau su bulgarkės reišiu supykis popierių. Davai pasim kitą kardą, bandysim suskapot. Šiaip čia double handas, matai, su dviem rankom jau telpa. Bliam, užmušiau žmogų, bet sunkus. Turėtų būti iš lengvo metalo, žinai. Na, tai čia, bet jeigu būdavo senovė, varydavo. Kaip dar kelfas dabar. Ir juodus. Ne tą turiu omenyje, šiaip, kad kardus taip laikau. Bet jau, dar kelfas juodus. Tai va, pasidarėm kardus, žinom mūsų sekančius tikslus, pasidaryti dagerį, kuris pjauna žmonės, vidurius ir popierių. Ir tiek. Čia yra mano 2 kardai, pirmieji kardai.
Galit pažiūrėti, galit vertinti, kuris geriau gavas. Čia, aišku, tai nepabaigiau. Padarysiu kotus vėliau, bet aš padarysiu kotus su tekinimu stakliam ir turbūt off camera, nes čia ilgas darbas ir mažai progresą, nėra labai ką rodyti. Ir čia bus man labiau reabilitacinis dalykus nuo alkoholizmo. Ir pasidarysiu ir galėsiu gal Instagram'ai keltis protus, kaip gavas. Gavas kaip gavas. Norėjau, kaip matėt, iš pradžių pasidaryti kitokią rankiną. Pasidarėm tokią, vėl menoliukas, nes jau buvom išmėginę padaryti. Šitas jau pilnai išplaktas, šitas pusė išplakta. Ir dabar užsakėsiu gerą metalą, su kurio mėginsim padaryti dagerį, kuris jau pjaus ne tik kojas ir gerklas ir kulkšnis, bet ir patį popierių. Mėginsim pereiti naują lygį. Mėginsim padaryti tikrą ginklą. Šaltą, bet karštai. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote, ačiū visiems, kurie kovojat prie Dijono vartų, kad manęs nukarbintų. Ir susitiksime kitame video. Subscribe, like, share. Ate.